būti, prisidėti prie aktyvių, sveikų vaikų. Gera matyti vaikus lakstančius, besišypsančius. Tai šitas turnyras vyksta realiai 8 metus. Dinamika jo, gan sakyčiau, nebloga, nes kiekvienais metais pritraukiam daug komandų. Turim ir iš Kauno, turėjom ir iš Kelmės, iš Šiaulių turėjom komandų. Na, ta prasme, šitas turnyras pritraukia skirtingas komandas, ko gal kiti turnyrai ir kiti organizatoriai nesugeba padaryti. Bet per tiek metų mes jau, ta prasme, atidirbom tą schemą, sistemą, taip sakant, kaip jas pritraukti. Kai kurios netgi registracijos mes nepaskelbė, jau sako, registruokit mus, mes būtinai būsim. Taip, man atrodo, parodo tą lygį šito turnyro, kaip treneriams, taip ir vaikams. Kad turnyrai būtų komfortiška kiekvienam, tai reikėjo pasirūpinti ir reikia pasirūpinti ir tokiom pramogom vaikams kaip batutai, kurie gali pašokinėti, pasilinksminti. Taip pat yra suorganizuotas maitinimas, tai chill and grill. Na ir kitos tokios malonios staigmenos, kaip momentinės nuotraukos, ir tai lemia gerą atmosferą. Apie ką kalba kiekviena komanda, tai kad pagrindinė aikštė yra tiesiog tobula, yra viena geriausių Vilniaus apskrityje išvis. Taip pat, kad visada susibūrė tokios labai stiprios komandos, akademijos ir nieko netrūksta. Pas mane žaidžia 2 vaikai. Vienoj komandoje, vienas vartininkas, kitas puolėjas. Buvo pasirinkimas iš 4 sporto šakų ir jie grinai patys pasirinko šitą sporto šaką. Labai gražiai suorganizuotas, labai išdėliotas aikštynas labai gerai, kad patogu nesusimaišo vaikai, kaip sakant, žaidimo metu. Jiems smagu ir patinka tas futbolas žaisti. Mes sutikom labai šaunų trenerį, Žvėryno bendruomeniai, nuoširdžiai myli savo darbą ir įtraukia vaikus į šitą sportą. Sakyt, rugsėjais dabar intensyvus, emocijos pačios geriausios. Šį sezoną pirmas turnyras, tai su komanda svarbu, kaip išvažiavus bus jausmas. Ir patirtis kiekvienam turnyre vis kitokia. Tai smagu, kad žaidžia, stengiasi ir mes stengiamės atvežti ir palaikyti. Aš tai visų pirma džiaugiuosi, kad tokiame miestelėje kaip Šalčininkai vyksta futbolo renginiai, šventė. Susirenka, matau, vietinę bendruomenę, yra vietinė komanda, organizuoja žmonės turnyrą, atvažiuoja iš kitų miestų žmonės. Tai tas džiugina. Aš bendrai už Lietuvos futbolo ateitį sergu ir tikiu, tai tokie turnyrai, manau, prisideda. Vilniui gyvenant vežiojam į treniruotes 4 kartus per savaitę. Tada kiekvieną beveik savaitgalį yra varžybos ar turnyrai. Tai iš vienos pusės atima daug mano laiko, bet iš kitos pusės yra galimybė su sūnum pabūti. Tai tokį bendrą hobį turim, futbolas, yra apie ką pakalbėti ir kuo gyvenam. Žiūrėsim, aš tikiuosi, kad mums pavyks suderinti sportą ir mokslą. Gal mažiau laiko liks telefonams, planšetėms. Granitas, atvažiavom 2 komandos. Labai smagi atmosfera, muzika, maistas ir atrakcijos. Pasitiko ir teisėjai, supažindino su pagrindiniam taisyklėm. Organizuotumas aukšto lygio. Kuo daugiau žaidžia, tuo geriau sekasi, tuo labiau savim pasitikė. Labai svarbu ir komandiškumas yra, kaip vaikai tarpusavį sutarė, susišneka, tai ir atsispindi dažnai aikštelėje, kaip ir susižaidžia. Mums Granite labai svarbu, kad ir vaikai tarpusavį sutartų, tai mes dažnai ir atskirus renginukus pasidarom, kaip kalėdinius ten arba žygį kokį nueiti, tai filmą pasižiūrėti bendruomenės namuose. Tikrai tas užimtumas ir aktyvumas padidėjo tiek vaikam, tiek tėvam. Kai labai nori, susidėlioji prioritetus, tai šiuo atveju dažnai tenka skirti prioritetą futbolui, nes turim mūsų atveju ir nuvežti, ir pasimt. Bet jeigu vaiko emocijos, noras ir geros tos emocijos ir matai, kaip tobulėja vaikas ir kad jis gerai jaučiasi, jis sportuoja, jis aktyvus, tai viską atperka juk. Mano svajonė tapti profesionalu futbolininku. Žaisti už Real Madridą. Tapti gerą futbolininką užaugęs. Žaisti už gerą komandą.
Aš manau, kad šitas turnyras yra labai geras. Aš mačiau, kad labai gera aikštė, nes Vilniuje tikrai tokia nėra geresnių. Daugiau komandų, daugiau judės ir daugiau žaidimų. Natūrali žolė, retai turnyruose muzika būna. Daug komandų gerų, komandos gerus, stiprius, bet mes stipriausiai. Laimėti Lotus Baltica Cup taurę, tai laimėjimas pačiai savo, aišku, ir treneriui įrodyti, kad ne šiaip savo treniruotės lankom. Antrą kartą. Esu buvęs kaip žaidėjas anksčiau, prieš gal 7 metus. Treniruoti nėra sunku yra perprasti vaikų psichologiją. Labiau kaip juos prieit prie jų labiau arčiau, kad jiem įkišti gal visus tas dalykus, taisyklės ir planą žaidybinį. Tai tikrai smagu, kad vyksta turnyrai, prisivažiuoja komandos ir yra konkurencingos komandos. Turnyro organizacija tikrai stiprus 10-tukas. Palinkėčiau, nesvarbu, tu laimi ar pralaimi, džiaugtis tuo žaidimu, rasti tame procese laimės, pasisemti patirties, mokintis iš klaidų. Bandyti, nesustoti, stengtis, daug dirbti. Smagiai praleisti laiką, tobulėti. Mokėti atsipalaiduoti ir mėgauti žaidimu net per varžybas. Tai U8 amžiaus grupės sidabras atitenka Ketera. Sveikiname! Šeimininkam, aplodismentai! Baltica 2025 metų U12 amžiaus grupės komanda čempionė. VRFM White komanda. Sveikiname! Šaunuoliai!